Į Kauną stebėti Olandijos ir Tauragės Tauro klubų mačo turėtų atvykti apie 1,5 sirgalių. Agresyvumu Europoje pasižymėjo Olandų klubo aistruoliai pradėjo rinkti savaitės pradžioje. Juos palaikyti susiruošę ne ką ramesni Lenkijos Legija klubo sirgaliai Lietuvos sieną kirto rungtynių dieną. Kauno prieigose įrengtose policijos punktuose pareigūnai nuo pat ryto žiūronai stebi kelią, stabdomas kiekvienas iš Lenkijos atvykstantis lengvasis automobilis ar autobusas. Po to, kai pavasarį į Kauną atvykę Lenkų sirgaliai policijos pareigūnai nuplėšė kepurę, postuose pajėgos sustiprintos. Pareigūnai apsiginklavę specialiomis priemonėmis, jiems talkina ir kolegos iš Lenkijos. Tikrinami visi atvykstantis. Išlipę iš autobuso ne tik apieškomi. Prie veido asmens dokumentus laikantis aistruoliai nufilmuojami. Mes esam turistai iš Lenkijos ir važiuojam į rungtynes. Praėjusį kartą buvo rinktinė, o mes sergam už Legiją. Esam turistai iš Varšuvos, mėgstam gerti degtinę ir Lietuva yra mūsų šalis. Litva is our country. Vos perėję patikrą įkaušę Lenkai būriais puolė šlapintis pakelėje, nusilengvinę ėmė traukti dainas. Iš Lenkų lūpų sklido ne tik klubo skanduotės. Futbolo rungtynių stebėti atvykę Lenkai žadėjo Kauną nušluoti nuo žemės. Sirgaliai atvažiavo gerai apsiginklavę, policijos pareigūnai konfiskavo beisbolo lazdas, kirvį. Prie sienos viename automobilių rasta ir sprogstamųjų užtaisų. 3 lazdos. Čia lengvose mašinose buvo? Vienoj. Vienoj mašinai. Kur važiavo tas tų visų tipo sirgalių vadas? Tai mašina. Policijos patruliavimas sustiprintas ir Kauno centre. Vos atvykę Olandai ir Lenkai nusėdo Laisvės alėjos barus ir kavines. Gatvėse sprogdino petardas. Dėl viešosios tvarkos pažeidimų keliasdešimt aistruolių buvo sulaikyti. Varžybų metu prie stadiono budės ne tik policininkai, bet ir drausminančiomis priemonėmis ginkluoti viešojo saugumo pareigūnai. Prieš pat rungtynės bus tikrinama kiekvienas sirgalis, ar kad neįsineštų draudžiamų daiktų. Taip pat nebus įleidžiami apsvaigę nuo alkoholio, taip pat agresyviai nusiteikę sirgaliai. Kovo mėnesį Lietuvos ir Lenkijos rinktinių žaidimas stebėję Lenkų aistruoliai sukėlė riaušes ir nusiaubė stadioną. Stadionui tąkart padarytas nuostolis siekė 50 000 litų. Reporterė Kristina Karbonė, Kaunas.